Na ką, sveiki visi tie, kurie klausotės dabar Susigirdim projekto paskutiniosios tinklalaidės. Aš esu Paulius, organizatorius, kuratorius projekto Susigirdim. Ir paskutinė laida, šiandien mes turim paskutinę laidą tokią, nežinau, kas čia bus, ar sentimentai užklups, ar dar kažkas, bet šiandien pasisodinau 3 projekto dalyvės ir jos yra visos seniorės. Apsilankė Alma, apsilankė Aldona ir turiu Janiną šalia savęs. Šiandien kažkokios specifinės temos galbūt nepaimsim labai plačiai, bet norėčiau su jumis pakalbėti apie tai, kaip jums atrodo, kaip sekėsi visas šis projektas, ar jis yra pasiteisinęs, ar nelabai. Tai gal visų pirma, tiesiog pasisveikinsiu, paklausiu, kaip jūs šiandien jaučiatės. Alma, kaip jaučiatės jūs? Jaučiuosi puikiai, kadangi vėl esu čia. Na, patirtis nauja, tuom ir įdomi. Ir susipažinimas su naujais žmonėm, turiu mintyje ir jaunimą, ir seniorus, visada yra labai svarbu. Ačiū ir aš jaučiuosi gerai. Labai netikėtas buvo šiandien tas pakvietimas ateiti, bet susirinkom ir pakalbėsim. Viskas gerai. Taip jau yra, kad ten, kur mes vykdėme savo podcastų veiklą, dabar griūva sienos, vyksta gręžimo momentai ir labai sudėtinga yra dirbti ir rašinėti mums paskutinę tinklalaidę, todėl pakeitėm lokaciją, atvykome į Vilniaus vaikų ir jaunimo klubą Meteoras ir čia užbaiginėsime paskutinę mūsų tinklalaidę. Tai aš gal tiesiog nuo tokio tiesmuko klausimo ir pradėsiu. Alma, nuo jūsų, po kairė man sėdi, tokia ratelė garbės ir prasuksim. Jūs man pasakykit, ar turit vieną kokį įsimintiną, patį įsimintiniausią momentą, kurį patyrėte šitam projektą? Tai gali būti bet koks momentas, pasakyta mintis, galbūt puikia diena tada buvo, gal gera išvyka. Man visos dienos praleistos kartu su jaunais žmonėmis visada būna puikios. O ypač, aišku, patiko išvykos. Į Trakus, į Panevėžį. Tai gal aš tada iš karto ir paklausiu, kuri išvyka patiko labiau ir gal tada iki detalių, iki smulkmenų, kodėl? Man dabar sunku atsakyti, kadangi jos buvo skirtingos. Pažintinė prasme galbūt į Panevėžį, o tokia rekreacinė prasme tai į Trakus. Taip, kad labai sunku būtų palyginti. Bet šiaip ar taip vis tiek buvo smagu, nes mačiau tos pačius veidus, tos pačius jaunus žmonės, kuriais labai žaviuosi. Na, mūsų jaunuoliai dalyvauja projektą, tikrai girdės, ką jūs pasakėte. Šiandien negirdi, bet kai podcastas išeis, tai manau, kad išsišiepia klausysis jūsų šitų atsiliepimų. Aldona, tada jum irgi tas pats klausimas, kas įsimintina įvyko per visą Susigirdim projekto laikotarpį, kas užkabino, kas neleido miegoti arba kas galbūt sapnavosi, kažką tokio. Na, ekskursija į Panevėžį, į Stasio muziejų, tai iš tikrųjų man paliko patį didžiausią įspūdį, kadangi Eidrigevičiaus pavardė girdėta, apie jo pasiekimus pasaulyje irgi buvau girdėjusi, bet to ir mano brolis studijavo Dailės akademijoje. Vienu žodžiu, ta sritis man labai įdomu. Bet įdomybių buvo ir daugiau. Buvo įdomios temos, kurias nagrinėjome. Kai kurios iš pradžių atrodė gal mažiau įdomios, bet pasirodė, kad labai svarbios, tarkim, apie profesijas, kaip vyresnioji karta rinkosi profesijas, kokios buvo sąlygos, kokios buvo galimybės ir jaunimas kaip renkasi. Pasirodo, jaunimas gana motyvuotas, o mūsų karta visiškai kitaip rinkosi profesijas. Tai jaunimui mūsų klausytis buvo, manyčiau, įdomu, kadangi mes rinkomės praktiškai vieną profesiją. Studijuoti, mokytis specialybės stacionare buvo leidžiama tik vieną kartą, reiškia rinkomės profesijas tarsi vieną visam gyvenimui. Studijuoti stacionare ir dirbti
irgi netoleravo dėstytojai. Nu ką ten netoleravo? Iš tikrųjų vadovėlių trūko, interneto nebuvo, reiškia, užsiėmimai, paskaitos žemesniuose kursuose būdavo praktiškai visą dieną nuo 9:30 iki 5:30. Tai va. Na, tėvai, nežinau, kiek tėvai galėjo padėti, patarti, tėvai užimti, augina vaikus, uždirba pinigus, bet tarkim, mano mokykla buvo stipri ir auklėtoja buvo nuostabi. Nors jos pėdomis, istorikė jinai buvo, nieks nepasiekė. Bet iš klasės berods 75% įstojo į aukštąsias mokyklas. Tai rodiklis neblogas. Jinai, norėdama mums pagelbėti, kviesdavo įdomių profesijų atstovus. Nu ką aš atsimenu, buvo ir gydytoja, ir architektas vyriausias. Buvo labai įdomu. Nu, man, pavyzdžiui, asmeniškai padėjo patarimų brolis, kuris sakė, nebijok, nesvyruok, stok ten, kur sunkiausia. Neįstosi, tada žiūrėsi kitur. Reikia eiti, kur sunkiausia, kur traukia, nu, kad nebūtų ko prarasti. Kolegė kalbėjo, kad ėjo ten, kur nėra matematikos. Tai va tokie buvo mūsų pasirinkimai. Gerai, kurie turi nuo jaunumės gyslelę kažkokią ar menišką ar kokią, labai įdomu, kaip jaunimas. O pavyzdžiui, Paulius, kuriuo keliu nuėjo, labai įdomu. Taip, tai aš iš karto atreaguosiu, mačiau, kad ir Janina kėlė ranką, įdomu, kaip Alma su jumis, kaip jums su matematika sekėsi. Nes aš kažkaip galvodavau, kad jeigu žmogus moka matematiką, tai jis tada greičiausiai nebus meniškas kažkoks. Bet jūs paneigėt šitą mano mitą ir faktą, nes matau, kad ir Janina, ir Aldona, Aldona, kaip suprantu, ir jūs matematikoje nebuvot pati stipriausia, ar ne? Labai stipriai. Jūs atvirkščiai buvot labai... tai man tada čia su Janina gali būti nejauku sėdėti tarp, kaip čia, tiksliukų. Aš niekada nemokėjau matematikos ir man labai sunkiai sekėsi. Aš ir korepetitorių turėjau, bet, nemoku, man neišeina su tai skaičiai susitelkti, nesigauna. Niekaip negaliu. Aš užtat ant kalbų, ant istorijos, ten atsigriebdavau. Bet jūsų matematika man buvo sunku. Tai smagu, kad ir Janina, jūs dar viena tokia prie stalo, kuri man į mano komandą. Tiesiog man vienodai sekėsi ir matematika, ir kalbos. Ir aš, kada baigiau mokyklą, aš tik tai žinojau, kad nenoriu būti mokytoja, todėl kad mokytojos profesiją mes matom kiekvieną dieną. Matom, kaip ten jie buvo. Gal aš anksčiau gimiau. Gal aš mokiausi tokiu metu sunkiu. Pokario metais mokiausi. Ir tas mokytojos darbas buvo nepaprastai sunkus. Ir mano mama, pavyzdžiui, buvo mokytoja, bet paskui mokytojos darbą metė, nes jai nepatiko ta situacija, kurioje atsidūrė mokytojai. Ir jinai baigė seserų kursus ir dirbo visą gyvenimą, likusį gyvenimą dirbo sesele. Dabar slaugytojas, dabar būtų slaugytoja. Bet dėl matematikos, tai aš nežinau, aš pati, pavyzdžiui, aš netgi galvojau, ką man studijuoti, ar matematiką, ar, pavyzdžiui, kokią anglų kalbą. Bet nulėmė grinai praktiniai dalykai, kadangi matematika, tai baigsi matematiką, anuomet tokios taikiamosios matematikos nebuvo, reiškia, būsi mokytojas. Jeigu baigsi, sakykime, anglų kalbą, tai irgi kiek ten tų vertėjų reikėjo anglų kalbai. Labai riboto kiekio. Taip kad, dar galvojau apie lietuvių kalbą ir literatūrą studijuoti. Bet irgi vėl, gal ten link žurnalistikos, bet tai tiesiog nenorėjau būti tokiu pajuokos objektu. Anuo meto žurnalistė. Tikrai nenorėjau. Taip kad teko pasirinkti visiškai tokią specialybę, kuri mane patraukė. Ir stojau, bet aš dar norėjau pataisyti dar Aldoną, buvo taip, kad vienu metu buvo toks dalykas, kada bent jau Kauno Politechnikos institute, kuris dabar yra technologijos universitetas,
Kauno buvo toksai metas, kada mes ir dirbom ir mokėmės. Čia kažkaip artino prie gyvenimo. Reiškia, vieną iš ryto, pavyzdžiui, mes mokomės, paskaitos, o antroji pamainoje dirbame radio gamykloje. Arba atvirkščiai. Iš ryto dirbame, anksti reikėdavo keltis, eiti dirbti. Man dar nebuvo 18 metų, tai aš dar turėjau 1 valandą mažiau dirbti ar kažkaip tai. Ne, čia ne praktika, čia buvo ne praktika, čia buvo pirmus 2 metus, mes taip, pirmus 3 semestrus mes taip mokėmės ir dirbom. Tai nebuvo praktika, paskui buvo prieš diplominė praktika, tai buvo jau vėliau. O čia buvo tiesiog taip reikėjo. Tuo metu dar mano specialybė dar priklausė elektrotechnikos fakultetui, paskui tik atsirado elektronikos fakultetas. Mano specialybė radiotechnika. Taip, kad aš gerai net nežinau, tiesą pasakius, aš net nežinau. Gal su kitais fakultetais nelabai bendravom, gal nelabai... Taip, gal mes tai buvom užsidarę, lakstėm iš vieno fakulteto į kitą. Paskaitos vykdavo ir ten, ir visur, ten, sakykime, ten kokią braižybą vienoje, ten į cheminės technologijos fakultetą irgi važinėdavom. Į kitą visai fakultetą. Bet aš tikrai negaliu pasakyti, nes neturiu informacijos. Dar paragint noriu, ar valgot saldainiuką? Dar niekas nepasivaišino, tai būtinai pasivaišinkit. Aš kaip ir sakiau, kad nuo tam tikro podcastų skaičiaus mes jau nusprendėm, kad nebesistengsim padaryti, kad mūsų tie foniniai garsai būtų kažkokie labai apriboti. Sakau, leisim, kad girdėtųsi kaip paukščiai čiulba, kaip saldainiai, Alma, vaišinkitės tikrai, laičiažą, tie paperiukai, nieko čia tokio. Tai Janina, gal ir jūs tada pasidalinkit, žinau, kad jūsų specialybė tokia labai rimta, iš tikrųjų medicinos buvot ir žmogus, tai ta matematika, kaip ten nebuvo tiek stipriai reikalinga. Tai taip ir nutiko, kad aš viduriniai mokyklai mokydamasi iš algebros turėjau 3 ir buvo labai mokytoja rėksnė ir tokia bardavosi už mūsų nesugebėjimą kontrolinį parašyti gerai ir, žodžiu, aš jos bijojau ir tada savaime aišku jau, kad dar labiau nesigauna tas uždavinių sprendimas, kai bijai prie lentos ateiti, spręsti prie visų. Tai va, tai kai reikėjo rinktis profesiją, tai aš tada turėjau apsispręsti, galvojau, kad galėčiau dirbti vaikų darželyje su mažais vaikais arba eiti į medicinos mokyklą, medicinos seserim mokytis. Tai nulėmė turbūt, kad mano vienmetė pusseserė, kuri įstojo į medicinos sesers profesiją ir tuomet ir aš įstojau į Šiaulių medicinos mokyklą, mokiausi medicinos seserim. Tai va. Ir matematikos nebuvo, tai man atlėgo širdis ir ten visi dalykai buvo tie, kuriuos galima išmokti. Tai va, buvo ir lotynų kalbos pagrindai, ir farmakologija, ir chirurgija, vidaus lygos, vaikų lygos, žodžiu, infekcinės, visko po nedaug ir per tuos 2 metus reikėjo kažkaip tai išmokti ir daug praktikos buvo. Tai va, paskui mus 95 metais pervadino iš medseserų į slaugytojas, tai va ir baigiau savo karjerą jau kaip slaugytoja. Tai va. Aldona, gal jūs atreaguosit dar kažką, nes apie profesijas, mes su jumis kalbėjomės, kad jūs tikrai turit ką pasakyti apie profesijas, nes visos kitos temos irgi buvo pakankamai neišsemiamos. Aš atsimenu, mes kai su Janina atsisėdom, 50 beveik minučių vyko pokalbis apie stabilumą ir dinamiką, įsivaizduojat, ir dar turbūt jis būtų nesibaigęs, jeigu formatas leistų. Tai apie tas profesijas mes irgi jaučiamės kažko neužbaigę ir kadangi jūs čia parodėte iniciatyvą, kad tikrai aktuali, gera tema, tai
Dar kažką norėčiau jūsų paklausti apie tai, kaip manot, kas yra svarbu ta tema. Gal kažko pasidalintumėt? Darbinis kelias yra ilgas. Žmogaus gyvenime užima daug laiko. Tarkim, baigi mokslus, įgyji specialybę. Aš inžinierė. Atrodo, dirbsiu, viskas valio. Bet keičiasi laikai, keičiasi papročiai. Vienos profesijos tarsi apmiršta, nebepaklausios, kitos tampa populiaresnės, atsiranda visiškai naujos. Prieš kiek čia metų, jau gana senai atsirado ir skaičiavimo mašinos, pradžioje didelės, paskum personaliniai kompiuteriai. Vienu žodžiu, skirtingų specialybių poreikiai atsiranda. Tai čia nieko baisaus skaitau. Jeigu jau nesi ten gydytojas ar buhalteris, kuris gali dirbti turbūt visą gyvenimą vienoje vietoje, bet dabar yra didelės galimybės persikvalifikuoti. Tai vat, viskas į gerą, aš manyčiau. Mes su Janina irgi tada kalbėjomės, kad kaip apie tą pačią dinamiką arba stabilumą dalinosi Janina, kad teko susidurti su dinamika tada, kai jos darbo specifika pasikeitė, ten įrankiai nauji atsirado, tos išmanėsios technologijos, kitokie ten siūlai, ten vis kažkokie dalykėliai, aš atsimenu, pasakot, prie kurių buvo sunku adaptuotis. Kaip savo darbiniai srity, Aldona, kiek yra tekę dirbti, ar susidūrėt su kažkokiom naujovėm, kurios galbūt privertė pamastyti, ar jūs dar norit dirbti tą darbą? Tiesiog atsirado naujos galimybės. Atsirado kad specialybę įgyti žinių reikia tobulintis arba mokintis iš naujo. Tai buvo labai daug galimybių, tarkim, mokytis programavimo, bet keitėsi mašinos didelės, paskum personaliniai ir praktiškai personaliniai kompiuteriai nuėjo praktiškai į visas darbovietės. Tai reikėjo įgyti žinių, reikėjo įgyti kitų žinių, jeigu aišku norėjai, tarkim, mokytis vadybos, marketingo, viskas, kuo toliau, to įdomiau buvo. Galima buvo lankyti kursus, bet to pažangus darbdaviai netgi ir į užsienį išsiųsdavo, sudarydavo galimybę. Taip, kad žmogui motyvuotam, norinčiam dirbti, išeitis visada buvo. Tiesiog reikia norėti, nesėdėti. Tai girdžiu, kad susitaikytumėt su visom įmanomam naujovėm, ar ne, bet atsirandančiom. Net ir dabar, ar ne, kai esat senioro atstovas, kaip galvojat, ar norėtumėt mokytis naujų dalykų, pavyzdžiui, su kompu gerai ten daryti kažką, su telefonu mokėti, tobulai kaip jaunimas, ar tokio poreikio nebėra? Šito dalyko, man rodos, visada reiktų. O gal jūs mokat, gal aš čia dabar jūs nuvertinu, gal jūs iš tikrųjų namie sėdit prie kompo ir darot programas ir ten, nežinau, kažką gaminat įdomaus? Ne tokio lygio, bet jeigu darbe norint dirbti ilgiau, nors jau turi teisę ilsėtis, tai neišvengiamai reikėjo išmokti dirbti kompiuteriu, bet tai vartotojo lygmenyje, o jau tų gilesnių žinių, aišku, reiktų, niekada nepamaišytų. Žinokit, ir vartotojo lygmenį vyresniam žmogui jau kyla daug problemų, nes aš tikrai nedaug seniorų sutinku, kurie iš vis supranta, kas tas kompiuteris. Ta prasme, kažkokias dalis tai žino, kaip čepelytė toks per daiktas, čia tas, bet nėra niekad bandę, prisėdę ir panašiai. Tai labai smagu, kad jūs bent jau tiem saviem poreikiam patenkinti, žinot, nebūtinai ten sukurti kažką mandro, bet naudojatės vis dėlto tais kompiuteriais. Tai grįžtant tada prie, šiek tiek derinant su profesinė ta visa sfera, aš grįšiu prie sekančių klausimų, kurie labiau yra apie mūsų projekto sėkmę, gal iš esmės, tai man knieti sužinoti, kurios veiklos metu, ar nežinau, kurios susitikimo metu labiausiai jautėtės savo vėžiuose, o kuriuose momentuose lyg ir jautėtės galbūt įtampoj kažkokio, gal
jautėtės, kad kažko nemokat, gal nesuprantat, gal kartais norėdavosi pabėgti greičiau iš to susitikimo, gal, kažką gal atpažinot savyje, man įdomu, tas jo toks jausminė gal skalė, kur buvo šiek tiek įtampėlės, o kur jautėtės visiškoj laisvėj? Aš net nežinau, man atrodo, kad visą laiką buvo įdomu ir visą laiką jaučiausi pakankamai laisvai. Gal dėl to, kad esu pratusi dalyvauti įvairiuose projektuose ir visada atsiliepiu, kai, pavyzdžiui, aš kadangi lankau 3 amžiaus universitetą, kultūros fakultetą, labai dažnai gaunam pasiūlymų, sakykime, ir prašymų padėti studentams, pavyzdžiui. Visada atsiliepiu, kai reikia padirbėti su studentais. Ir iš viso pagal Erasmus programą esu dalyvavusi, mentoriavusi esu. Taip, kad labai smagu, beje, labai smagu iš tikrųjų dirbti su jaunimu. O dėl grįžtant prie visų tų kokių nors naujovių ir panašiai, tai pavyzdžiui, kai aš turėjau baigti savo darbą, išeiti į pensiją, tai tuo metu aš tiesiog buvau priversta, kadangi buvo tokia situacija, kadangi pagal mano specialybę visos įmonės ir įstaigos žlugo, sakykime, tai buvo, toks metas buvo. Toksai, o pedagoginė darbo aš dirbti nebegalėjau dėl balso stygų nusilpimo. Beje, kuriozas, kadangi aš nenorėjau būti mokytoja, tai teko paskui persikėlus iš Kauno į Vilnių, teko dirbti dėstytoja. Bet tai visą laiką džiaugiuosi, kad man nereikėjo pedagogikos studijuoti, tik tai, gal kokius ten kursus palankyti, ar tobulinimosi būdavo kursai, ten panašiai. Bet šiaip tai viskas, galbūt dėl to, kad kai dėsčiau, tai dirbau su jaunimu, paskui man visą laiką buvo su juo labai lengva ir gera dirbti ir be to, paskui mokiausi jau iš savo vaikų, o dabar mokausi ir iš anūkų. Taip kad. Tai kaip ar daug vilties dedat šiuolaikinį jaunimą? Būtent kalbant apie mūsų projekto dalyvis, aš žinau, kad yra visokio to jaunimo, bet sutikot tokį ir ką galite pasakyti apie mūsų jaunimą? Tai galiu pasakyti tik tai teigiamą, kadangi aš ir atėjau šitą projektą iš dalies dėl to, kad norėjau įsitikinti, pasižiūrėti, koks tas mūsų jaunimas, kadangi prisiklausai visko, jaunimas dabar ten toks ir toks, toks ir toks. Ir mano aplinkoje visas jaunimas yra puikus. Visas jaunimas, kuriuos jis turi, yra žingeidus, jisai yra daug mokantis ir jisai linkęs pamokyti. Pavyzdžiui, mano vaikai ir mano anūkai visko yra mane išmokę. Jeigu, sakykime, pirmą savo sūnų nupirkau, kada jisai pirmą kompiuterį jam, tai paskui jau jisai mane vedėsi ir surankiojo iš dalių man kompiuterį. Ir nuo tada aš visą laiką mokausi. Taip, kad man atrodo, ir čia, kai atėjau į šitą projektą, tai susidūriau irgi su tokiu pačiu jaunimu ir netgi dar geresniu, sakykime. Pavyzdžiui, išvyko į Panevėžį, man labai patiko. Tas paslaugumas, toksai geranoriškumas iš tikrųjų ir tas noras suprasti tą vyresnį žmogų, taip kaip mes norim suprasti jaunimą. Janina, gal tada irgi paprašysiu atsakyti tai, ką Alma atsakė, bet dar prieš tai, ko išmokote iš jaunimo, kad sumėtėt pėdas ir eiliškumus, tos klausimų, ko jaučiatės išmokus iš jaunimo? Ar yra kažkokia nauda, kurią pasiėmėt? Tai žinoma, aš daug ko išmokau iš savo vaikų, nes jie pirmieji su ta pažanga suspėja, o mes turim iš jų mokytis, tai čia jau be jokios abejonės. O šiam projekte aš lankausi nuo išvykos į Panevėžį, tai yra neseniai, palyginus trumpai, bet kiek teko susidurti, tai galiu tik tai teigiamai atsiliepti. Ir išvykose
Ir čia kiek buvom, tai nesijaučiau, kad esu susikaušiusi ar ten kažkaip tai blogai jaučiuosi. Jeigu būtų blogai, tai tiesiog neateičiau ir viskas, o dabar tai lankausi, įdomu. Matot, mums iš tiesų pasisekė, kad ir geri seniorai atėjo, ir geras jaunimas atėjo, nes labai smagu, Alma, kad jums tenka susidurti tik su labai įkvepiančiu jaunimu, bet iš tiesų jo yra visokio. Tai gal čia labiau yra ta dalis, kur jūs pritraukėt tai, ką norit pritraukti, ir tas, kas esat, turbūt bet iš tikrųjų yra visokio to jaunimo, nesmerkiant jo nieko gyvų, tiesiog jo visokio yra, o pas mus projekte labai jau tokios žingeidžios, labai paslaugios mergaitės, vaikinukų projekte dėja nesulaukiam šį sezoną, vienintelis esu aš, tai nuomonių iš vaikinų pusės neturėsim apart manęs, o mergaitės tikrai, kiek teko matyti, labai tokios rūpestingos buvo jūsų atžvilgiu, taip iš šalies stebint, tai įdomu, ar taip ir jautėtės. Taip ir jautėmės, kad jie yra geros jaunuolės. O dar aš nuo savęs apie tą blogą, gerą jaunimą be abejo, mano kažkaip artimoje aplinkoje yra, nėra tų blogų, kur ten įklimpia į narkotikus ar panašiai, bet mano giminaičio sūnus, vienas moksleivis, kitas jau studentas, bet jie dar besimokydami mokykloje kažkaip patraukė į sportą. Tai lanko tinklinio treniruotės, dalyvauja varžybose ir jie labai nori, jų nereikia nei raginti, patys nuvažiuoja į treniruotę, nereikia, kad ten tėvas nuvežtų, sėda autobusą, nuvažiuoja, kai reikia, stebi tą laikrodį, kad nepavėluotų. Tai žodžiu, yra daug gero jaunimo. Tai vienas iš jų dabar 8 klasės baigė 9 bus, tai jis gal kokioj 6 klasėje buvo, kai pradėjo tinkliniu domėti, žaisti, pakvietė kiemo draugas. Ir nuo to tikrai jisai 7, 6 būdamas pats tėvas darbe, tai važiuodavo į treniruotės. Ten aš toj šeimoje šiek tiek padėdavau, tai būdavo grįžta iš mokyklos, valgyti paruoštą ir jisai pavalgo, tada persirengia ir žiūri, kad jau eiti į autobusą važiuoti į treniruotę. Tai čia toks nukrypimas, toks pavyzdys, toks kaip gyvenime būna. Iš tiesų, ką pasakot, aš save matau identiškai, grįždavau iš mokyklos, mama būdavo darbe, tai buvo palikta valgyti, aš pavedžiodavau tiesiog šunį, pavalgydavau ir tada jau dėdavau užsitašę, kad spėti autobusą į treniruotę, futbolą. Taip. Jo. Taip. Tai faina, kad iš tiesų to tokio atsakingo jaunimo. Šiais laikais yra ir tokių pavyzdžių. Tai va. Paklausiu vėl nuo kito galo. Įvyko turbūt vieni didžiausių mainų. Galbūt kitais metais, jeigu tokiam projektui teks proga vėl egzistuoti, įvyks tie mainai dar didesni, bet dabar irgi įvyko mainų. Vis dėlto tas jaunimas kažkiek buvo paslaugus, ar ne, kažkur padėjo, gal su technologijom, gal kažkuo. Bet man dabar įdomu, kaip jūs jaučiatės, kur pagelbėjot jūs jiems? Ar matėsi tie veidai jaunuoliuose, kad tokie, kad čia įdomu, čia aš kažko pasimsiu, čia kažką išmokau. O gal jūs tiesiog jautėtės, kad dalinotės tuo, kas yra jiems naudinga? Kaip manot, ar jie išeis iš projekto patenkinti seniorais? Gal tokį klausimą. Aš irgi iš kito galo pasakysiu. Jokių ten pas mus nesusipratimų, nesklandumų tikrai nebuvo. Neatsimenu. Bet ko jie iš mūsų galėjo pasimokyti ar panašiai, paimti naudos gauti, manau, kažkiek tikrai galėjo. Kuratoriai buvo parengę klausimus ir juos atsakinėdavo
tai senjoras, tai jaunimas. Ir senjorų atsakymai, kai kurie jiems tikrai įkrito, matėsi iš vedų. Reiškia, jie to nežinojo, gavo žinių. Kadangi dauguma, tarkim, turi savo tėvus, bet tėvai yra užimti, ir ne visada jau dideliem vaikam ten kažką tai tokio atsakyti turi, ar nori, ar gali. O čia svetimi visiškai žmonės, tai tikriausiai patikimesni atrodė. Ir jie įsiklausydavo, buvo tokių atvejų ne vienas. Jiems buvo įdomu, nes mūsų karta turi savo patirtį. Gal kažkas jau ir paseno, bet jie sugeba atsirinkti, kas naudinga, kas prasminga. O čia tiesiog gaudavosi dialogas, manyčiau, kad tai buvo gražu. Ar kažkaip įtakodavo jūsų savijautą tai, kad jūs matot, kad jiem faina, kad jie kažką pasiema? Ar jautėtės lyg pagloščius savo ego, kad kažką iš manęs paėmė, kažkas kažko išmoko, kad kažkuo naudingu pasidalinau? Ar jautėt tą tokį savo padėką? Be abejo, jautėsi, kad dialogas gavosi. Tai ir vieniems svarbu, ir kitiems svarbu. Ir žodžiu, visiems malonu. Gal tada iš karto sekantį klausimą užduosiu jums. Tai jeigu taip vienu trumpu žodžiu, ar tokį projektą rekomenduotumėt, pavyzdžiui, kitiems seniorams arba jaunuoliams? Manyčiau, kad tikrai vertėtų tokį projektą pratęsti vienokiu ar kitokiu pavadinimu. Ir čia pirmoji grupė, ar ne, kaip aš suprantu? Taip, absoliučiai pirmoji. Ir matau, kad Aldona galbūt linkstat į tą pusę, iš karto užduosiu tą tinkamą toną, nes jaučiu, kad turėsit mums pasiūlymų. Nevyksta jokie dalykai gyvenime, turbūt iš pirmo karto tobulai. Tai noriu jūsų paklausti, tokia ta ilga kelionė buvo, ką reikėtų patobulinti, kas galėtų būti kitaip, gal kažkurį momentą reikėtų pakeisti, gal kažką reikėtų pridėti. Manyčiau, kad reiktų galbūt paįvairinti veiklą. Tiek žodiniai pokalbiai, užsiėmimai ir išvykos, kažkas panašaus, ar sudalyvavimas kokiam kitam miesto renginyje, o po to aptarimas, manau, būtų į naudą. Aš irgi taip galvoju, ir ką girdžiu, tai išvykos yra labai svarbu, ar ne? Išvykos vienareikšmiai kažkaip atpalaiduoja. Taip. Ir įpučia. Ir sujungia galų gale. Ir sujungia, ir šviežio oro įpučia, ir kažkaip tai suartina žmonės. Ačiū. O bendravimas labai nuostabu. Ačiū labai, Aldona. Aš tą patį klausimą, analogiškai Janinai, Almai užduosiu, jūs galite tarpusavį pasikalbėti apie tai, ar sutampa jūsų požiūriai. Tai irgi tas pats klausimas. Ar patiko, ar siūlytumėt kitiems ir ką reikėtų ar būtų galima pakeisti, ko reikėtų daugiau? Aš manyčiau, aš pritarčiau Aldonai iš esmės dėl visko pritarčiau, ypač dėl išvykų, nes žiūrėkit, jeigu koks nors vaikinas išvyksta su mergina į kokią nors kelionę ir po to išsiskiria, tai nieko nuostabaus, tiesa, kadangi kelionį labiausiai pažįsti, tai lygiai taip pat ir išvykose labai pasimato. Tas, taip kad man atrodo, kad tai iš tikrųjų ir man labai patiko projektas. Ir tokių projektų turėtų būti kiek galint daugiau, sakykim. Kadangi mes tai, mūsų visuomeniai senų žmonių jau vis amžėjančių žmonių vis daugiau ir daugiau, o bendrauti tai vis tiek reikia. Tai galbūt paskui lengviau ir bendrauti ir su savo anūkais, ir su savo vaikais, gal daugiau matom, daugiau pažįstam, daugiau suprantam vienas kitą. Ar ne taip, Janina? Taip, pritariu aš ir jums, ir Aldonai, kad projektas buvo vykęs ir yra vietos tobulėjimui, tai, žodžiu, kitais metais
pirmyn. Taip, ir mes neišsiskirsim, kaip tas vaikinas su mergina išvykė. Aš jūs išgirdau, žinokit, ir labai galiu jums pritarti. Iš tiesų, man pačiam gaila, kad toj pirmoji kelionė nesudalyvavau Panevėžį, bet man pačiam kelionė į Trakus, labai daug davė. Iš tiesų, Alma labai gerai pasakėt, kad reikia kelionių, kai susipažįsti su žmogum, kad jį dar geriau pažintum, nes aš iš tiesų turėjau gyvenime patirčių, kada viskas atrodo išaiškėjo tik tada, kai tu išvažiavai į kelionę. Bet tikrai atrakini labai dar daug savybių kitų žmogaus ir pamatai, kaip yra iš tikrųjų kitokiose aplinkybėse. Tai tikrai labai gražiai čia išsireiškėt ir aš jūs girdžiu ir būtinai perduosiu tiems, kas rašys kitą kartą projektą, kad reikia kelionių ir kad tos kelionės būtų reguliarias, kokias į mėnesį po kartą, ar ne, po kelionę ir tada kalbamės. Aš kadangi truputėlį ne visai taip dalyvavau kaip seniorai ir jaunimas visose veiklose, bet visada buvau aplinkui, buvau šalia ir labai matėsi, kad viskas vyksta tinkama tėkme. O esate apsikeitę su kuriuo nors jaunuoliu numeriais, pavyzdžiui, o kad jeigu man reiktų pagalbos ten ar kažko, ar bendravimą, ar turit pasidalinę kontaktais? Su kuria? Taip, aš esu su Auksė ir Agata. O, gerai, gera pradžia. Aš irgi jau keletas jūsų turiu kontaktus, tiek laiko bedirbant kartu reikėjo apsikeisti. Tai jeigu mieste dabar po tarkime, pusės metų nesimatymo, susitinkat projekto dalyvį ten ar Auksė, ar Vakarė, ar Karina, ar bet ką kitą, norėtumėt staptelti ir pasikalbėti, ar būtų tas toksai kaip faina tave matyti, ar buvo tie tokie žmonės čia susirinkę, kuriuos norėtųsi sutikti dar gyvenime? Be abejo, lietuviams šito labai trūksta ir žmonės pabuvoję užsienios šitą pastebi ir labai gražu šiais laikais bendravimas, kada netgi įėjęs į parduotuvę su pardavėja pasisveikini. Čia turbūt atėjo iš Prancūzijos, iš Paryžiaus, tenai tarkim nepasisveikinti, nepaklausti ko nors, tai čia iš vis skaitosi blogas etiketas ir tavęs gali netgi neaptarnauti. Lietuvoj mes šaltesni, mes šiauriečiai, bet šypsotis, pasakyti vieną gerą žodį, tai netgi būtų privalu. O tuo labiau su žmonėms, su kuriais buvai vienam projekte, paklaus, kaip gyveni, kaip sekasi, būtų labai gražu. Dalyvaudama šitoj veikloj mačiau ir tą klubo veiklą ir mačiau vaikus zuojančius pirmin atgal ir ateinančius į užsiėmimus ir kaip su jais elgiamasi ir kaip jie jaučiasi kaip namuose. Ir man labai patiko ta atmosfera paties klubo. Dėl to esu labai dėkinga ir mūsų vadovams, sakykime, Barbarai Pauliui taip pat. Kadangi ir ypač Barbara dirba daug su vaikais, ten dar taip. Agata, kodėl aš, kadangi turiu kaiminę Barborą, Agota, suprantat, man čia asociacijos tokios. Žinokit, jūs, man atrodo, Alma net ir ne vieną, nes mes, Agata man jau sakė, kad ją vadina ir Barbara, ir būna ir Agota vadina, ir Agnė vadina, tai žinokit, irgi buvo, ar ne? Bet nieko tokio, Agata sako, man faina, man smagu. Sako, mane kartais žavi būna žmonės, aš turėjau tokį pasidalinsiu, juokingą, kaip sąlyginai juokingą įvykį, dalyvavau šventėje, kur turėjau pravesti gimtadienį. Jubiliatės vardas buvo vienoks, bet aš ją visą laiką pasirodo kitų vardų vadinau. Buvo Virginija, aš ją Violetą vadinau kažkaip taip. Ir aš ją kreipiuosi, jau savaitę laiko mes bendravom per telefoną, ten prieš renginį, tada atvažiavau renginyje, sakau, Violeta, žinokit, ir nei žodžio nepasako, kad jos net vardas netoks. Ir paskui šventės eigoj žiūriu, kad svečiai ją vadina kitų vardų, sakau, palaukit, sakau, tai jūsų vardas net netoks, sako, netoks, kokiu vadini, bet sako, viskas gerai, man tinka ir toks. Tai žmonės ant kiek būna kartais leidžia save kaip nori vadinti.
Nu, Alma sakė, mus matematikos pamokys kažkada, kai susitiksim su Janina. Susėsim, galėsit Alma mus. Jo. Formulės atsimenu. Tai labai noriu jums padėkoti, kad jūs sėdotės į mano automobilį, pasitikėjot mano vairavimu ir leidotės atvežamos iki pat kito mūsų padalinio. Ir čia mes turėjom dar vieną gerą pokalbį, man atrodo, toks neskamba lyg projektas užsidaro. Mes kažkaip atrodo, aš pavyzdžiui, jaučiuosi taip, kad mes pakalbėjom ir kad mes ir vėl susitiksim, kaip ir kiekvieną pirmadienį. Jūs irgi taip jaučiatės, dalimi linksi galvą senioriaus. Tai jo, tai, nu kaip bebūtų, paskutinis ar ne paskutinis kartas kartu, manau, mes dar pasimatysim, bent jau perklausyti tinklalaidės, tikrai susirinksim kartu visi. Ir aš tiesiog noriu padėkoti jums už pokalbį ir ačiū, kad buvot, ačiū už visas mintis, už pasidalinimus ir tiesiog noriu atsisveikinti ir su klausytais, kurie klausys mūsų podcastų. Ir tai buvo paskutinė mūsų susigirdėm tinklalaidė. Kažkokių išvadų nepadarysiu. Manau, kad patys girdėjot atsakymus seniorų, tiek jaunimo, kad jiems atrodo, kad projektas vis dėlto buvo fainas ir vykęs iš šalies, mums kaip kuratoriams su Agata irgi atrodo taip pat. Tai manau, kad ateityje būtinai pabandysime padaryti kažką panašaus. Tai ačiū jums labai ir geros likusios dienos, savaitės ir vasaros.